Sveiki, mėly bičiuliai, aš esu Romas Tamulionis. Paprastai jūs manem pripratę matyti scenoje ir aš keliu daug video scenoje, bet atsitiko taip mano gyvenime, kad atsirado labai daug laisvo laiko ir aš pradėsiu daryti tai, ką aš noriu, tai, ką aš mėgstu. Visą laiką mėgau darbuotis su medžius ir ilgą laiką dirbau restauruodamas baldus. Sofas, remontuodavau sofas, visokias kėdes ir taip toliau ir panašiai. Tai va, kaip jau ir sakiau, atsirado gyvenime daug laisvo laiko ir pradėsiu daryti tai, kas man patinka. Tai šiuo atveju aš turiu tokias kėdes valgomojo komplekto. Aš jau 2 pervilkau, jas reikia truputėlį paremontuoti, aš jums vėliau parodysiu. Jas reikia truputėlį paremontuoti. Aš vieną sykį jau jas pervilkinėjau, bet kadangi medžiaga buvo tokia įnoringa, kaip aš vadinu, ir žmonės, kurie turi šias kėdes, turi ir kates, tai katės aš atitinkamai padarė savo darbą. Dabar mes pasirinkome kitokią medžiagą, aš jums vėliau parodysiu. Ir va, aš jau vieną porą, 2 kėdes padariau. Dabar darysiu kitas šias 2, turiu dar 2 ir dar 2 yra. Bet aš parodysiu tik ant vienos ir maždaug suprasite, kaip kas vyksta. Jeigu jūs turėsite kažkokį tai norą ir manot, kad norit kažką tai restauruoti, galbūt tai bus sofa, ar tai galiu dažyti odą, taisyti odos gaminius. Ne visus, bet didžiąją dalį. Su oda biški kitaip yra, su oda biški yra sunkiau. Bet pervilkti kėdes, padaryti, pasiūti kažkokią tai užvalkalą kėdei ar dar kažką tai, tai skambinkit, aš savo numerį duosiu jums. Laikinkit mano kanalą, prenumeruokit mano kanalą, ieškokit manęs Instagrame, Romas Tamulionis, ieškokite Facebook'e, Romas Tamulionis. Ir su laiku aš dar įkursiu tokį puslapį Facebook'e ir Instagrame, kad apie visus tas mano darbus. Kažkaip galvoju, kad aš norėčiau pradėti ir koncentruotis ties tuo, ne tik ties koncertinė veikla. Tai žiūrėsim, kaip bus. O dabar gero žiūrėjimo ir iki malonaus. Tai kaip matote, šita kėdė ir toks stilius pakankamai geras, išsilaikiusi jinai gerai, su rėmu jūs nieko nereikia daryti. Aš jau nuplėšiau seną medžiagą, kaip matot, va čia va, tokie va, nuplėšiau taip, belekaip nuplėšiau. Tai čia mes gražiai nušlifuosim. Uždėsim tokį paminkštinimą ant poralono, o ten bus medžiaga tokia, tik medžiaga. Ir didžiausias mano galvos skausmas tai yra šitas. Nes čia toks, viskas jau suturinėtas poralonas, bet uždėsim tokį paminkštinimą. Poraloną nekeisim, nes iš esmės nieko net nekeičia. Tai va tiek va. Ir viskas atrodys maždaug taip. Gražiai. Ir čia tada gal, nežinau, spyruoklės atrodo, kad nieko daryti joms nereikia. Tai tiesiog čia gražiai nušlifuoti tas kabes senas ir uždėti paminkštinimą ir uždėti medžiagą prišaudyti ir čia uždėti tokią gražią dekoro juostelę. Ir bus nuostabus kėdės. Jos turi savo vertę iš esmės. O čia, tuos kampučius, paimsime su multitools šlifuokliu ir gražiai tenais jau užšlifuosime. Bet jie paprastai ir pasislepia jų, čia viskas pasislepia, čia nebesimato. Man esmė kokia, kad išsivalyti tuos kabės. Tai va, gerai, tada aš darau timelapsą ir važiuojam.
Sudėtingiausia yra va čia. Nes čia visą laiką būna, kadangi čia jau toksai remukas tas labai subtiliai, tai čia labai reikia atsargiai, nes čia, svarbiausia va čia už šitų vietų, va čia va, neįbrėžti. Aišku, galima taip paskui sutvarkyti, bet geriau to nedaryti, kad nereiks tvarkyti. Kažkada, kai dar dirbau toj kompanijai, keli mano bičiuliai sako, ateik, tu man, sako, sutaisysi odinę sofą. Ar tenais, pavyzdžiui, dažniausiai spalva pradeda nueiti nuo sofos, nuo odos, sako, oda lūpasi. Ne oda ten lūpasi spalva. Ir jinai lūpasi dėl to, kad gali būti, kad arba per dažnai valo sofą, arba nevalo sofos pakankamai. Ir ten paprastai ta spalva odinėse sofose yra ant... aš kada nors papasakosiu daugiau apie tai, ten labai subtilus dalykas. Ir aš neapsiėmiau, gal žmonės ir supyko, nežinau, bet kokia esmė? Esmė, kad tu imi atsakomybę, nes jeigu jau pirmą kartą pradėjo luptis spalva, tai labai didelė galimybė, kad jinai ir lupsis toliau. Tada reikia labai atsakingai žiūrėti į sofos priežiūrą, tenais valyti kas mėnesį, nusipirkti kremų odai ir taip toliau ir panašiai. Labai reikia kažkaip tai, geriausia, kai nuo naujos sofos pradedi ir valai ir svarbiausia odą maitinti, nes kiekviena odinė sofa tai kaip žmogaus oda. Jeigu nori, kad jinai būtų elastinga, ilgai laikytų, ją reikia tepti kremą. Tai va, čia buvo apie odą, o šiaip tai, ką aš norėjau pasakyti, kad kitą kartą pažįstami arba draugai, jie nesupranta, kodėl tu atsisakai, kodėl tu nepadedi jiems. Bet čia yra iš tikrųjų dėl to, kad, ne dėl to, kad aš tiesiog nenoriu, kaip sakyti, sako, jeigu nori prarasti draugą, paskolink jam 100 pinigų ir prarasti draugą. Tai man taip aš to nenoriu, aš noriu turėti draugus. Tai va, okei, varom toliau. Tai va, padarėm pirmą žingsnį, išsivalėm, pirmas žingsnis tai turėjo būti, kad nuėmėm medžiagą, išsivalėm gražiai, dar pabaigsiu tos detalės, kur kampučiai yra, su šlifuokliu ir tada grįšime prie to, kaip jau kerpuosi medžiagą. Ne medžiagą, o prieš tai dar įdėsime tokį paminkštinimą. Ant visų šitų klijuosim paminkštinimą ir tada eisim prie medžiagos. Tai susitiksim už sekundės. Tai va, pradėsiu, aš trumpai parodysiu patį principą. Parodysiu nuo... Va, noriu pasigirti, bet kai dirbau kompanijai, vienu žmonės dariau, vilkinėjau sofą ir kažkaip įsikalbėjom ir jie tokie nuoširdūs žmonės ir šeimininkė tų namų sako, žinai ką, sako, mano mama buvo tokia kaip siuvėja, bet jinai tokia, sako, neprofesionalė, bet jinai, va, sako, mes jai dovanojom dovaną, jinai numirė dėja, sako, jau dėl amžiaus. Bet sako, ta dovana liko ir sako, aš noriu, kad tu ją turėtų. Man davė štai šitas žirkles. Jos buvo pakuoti, gražiai taip pakuota, tas velvetas labai fainiai.
Aš aišku jų nenaudoju, aš naudoju tik medžiagai kirpti, daugiau niekam, tai jos, žinokit, aštrios, dalykai. Paskui internete aš pasižiūrėjau, kad šitos žirklės, jų kaina kažkur tai tarp 80 ir 100 svarų. Tai galvoju, wow, žinai, žirklės, kas man 80 ir 100 svarų. Tai va tokia dovana buvo labai malonu. Daug fainų žmonių yra gyvenę pasaulyje. Tai va, kai žmonės dar plus vertina tavo darbą, tai yra dar puikiau. Ir jūs įvertinkit, jūs tai galite padaryti paspausdami laiką, prenumeruokit mano kanalą ir jeigu patinka, komentuokit. Patinka, nepatinka, kas tai patinka, kas nepatinka. Gerai? Tai va, tokia istorija. Viskas labai paprasta. Garsas keisis, pamiršau įsijungti mikrofoną. Tai viskas labai paprasta su šituo atveju. Čia labai yra tokia medžiaga. Net nežinau, kaip lietuviškai čia bus. Angliškai vadinasi Dacron. Kerpamės bele kokį. Mažą, kad ir mažą va tokį va. Maždaug čia, žinai. Niekam labai stipriai nereikia. O kaip tik užteks va tai va, uždėt. Va tokio gabaliuką kerpamės. Tiek va. Čia tada pasilyginam, kad būtų maždaug, čia nereikia labai tiksliai, todėl kad vis tiek ir čia va, paskui tokį kvadratą pasidarysim, ne kvadrato, stačiakampį. Va, tada uždėsim čia. Iš pradžių aš tik tai priklijuosiu, tai va, tik tai truputėlį priklijuosiu, kad va tai va laikytų, bet jau kai dėsiu medžiagą, tada jau su medžiaga biškį va tai va, padarysim tokį formą gražią. Tai va tai va kažkaip. Aš sakau, čia dabar realiai tai nieko net nereikia. Naudojam purškiamus klijus. Negaliu rodyti kompanijos. Čia tokia mažytė dovana. Taip. Taip jie visą laiką iš pradžių daro. Iš pradžių apspjaudo visus baldus klientam. Ne. Juokauju. Nespjaudydavo. Tai va. Truputį, ne? Kaip sakiau, mums nereikia ir čia truputį. Va. Mums ten nereikia labai daug, nes medžiaga aptems ir laikys. Čia tiesiog, kad, forma, čia, realiai, šaunuolis. Gerai, šaunuolis. Nieko. Tarp kitko, kad išvalyti šitos klijus, aišku, galima juos nusiplauti vandeniui arba mes turėjom White Spirito arba WD-40. Vadaškė, kaip lietuviškai, kaip sakas. Vadaškė. Gerai, nesvarbu. Tai va, truputėlį pabuvo klijai. Ir tada, žiūrėkit, kas yra labai svarbu irgi, kad darbastelis būtų švarus nuo šiukšlių. Bet aš jums rodau dabar ir aš tada išsivalysiu, nes jau negalima kai jau pradedi dėti medžiagą, tai jau turi būti ypatingai švaru. Čia tiesiog aš jums rodau. Va, matot, jie labai gerai prikimba. Ir viskas. Ir paskui, kai uždėsi medžiagą, gražiai žirklutėm puk apkarpysi. Ir tada medžiaga, jisai padaro tokį gražų šitą. Paskui aš jums parodysiu daugiau. Va. Mat? Toks va. Šitas kraštukas. Tai va. Įsisiurbiau darbo vietą. Dabar pradėsim viską dėti.
Čia va. Tai va. Čia labai svarbu gražiai medžiagą apdirbti. Viskas jau. Čia bus minkšta. O čia prisidedasi viena medžiaga, tada šitas paminkštinimas ir tada ant viršaus jau dedasi kita medžiaga. Ir tada būna toksai kaip minkštas biškį. Tai va. Kėdutė. Pasiruošusi naujai medžiagai. Na va, dabar jau mes turime medžiagą, aš jau ją išsikirpau sėdimai daliai ir čia 65 cm pločio gavosi ir 1,20 m. 65 cm ilgio gaunasi ir 1,20 m pločio. Aš jau iškirpau medžiagą maždaug pagal, kiek man reikia. Padėjau, kad aš jums gal parodysiu. Dabar labai yra svarbu raštas, kadangi šitas nieko neprimena, man tai iškart 12 kėdžių. Čia yra juostos, matot va šitos va. Tai aš jau stengiuosi, pirmas kėdės, kai dariau, aš truputėlį susifeilinau ir nepadariau, reiškia, per vidurį. Vieną kėdę, paskui aš kažkaip pridėjau, susigrėbiau. Bet būna tai. Esmė kokia, kad šitos dvi juostos eis va tai va į viršų, taip paaukšt ir netgi iki pat, žinai, tenai. Kad būtų vienas gražus toksai šitas. Tai va. Tai maždaug va tai, va jis tai čia apsišaudys gražiai. Čia va turiu kaip tik mano šaudeklis. Čia labai svarbus dalykas irgi būna, kad čia reikia įkirpti ir įleisti va čia va gražiai. Ir viskas. O ten galvojau, kad užteks iš vieno gabalo medžiagos, bet taip gavosi, kad neužteko ir reiks dar vieną iškirpti. Bet tai nieko, medžiagos mes turim daug. Tai dabar aš va čia tiesiog va čia gal pastatysiu, kad jums matytųsi. Ir pabandom, tada čia va labai svarbu, kad viskas eitų va čia į šitus va kur tarpą. Ir kaip sakiau, kad labai svarbu yra, kad viskas būtų lygiai. Šita medžiaga irgi tokia įdomi, kai ją dedi, labai svarbu, kad jinai, ar matosi, nežinau. Gerai būtų, kad nors suveiktų čia. Veikia. Tai va, ir kad maždaug iš pradžių maždaug prisišaudom, kad, maždaug, kiek čia, žinai, kaip sakant, tik tai pasižiūrėt, o paskui jau prišaudysim normaliai. Medžiagos įtempimas irgi svarbu yra, žinot. Tai čia va tas va, kaip tu, sakau, kai kurie mėgsta įtempt medžiagą labai stipriai, tokie va kaip aš, kai kurie mėgsta, va, tai taip ir darai, iš pradžių prišaudai tenai, tada žiūri, kad pasidarai čia ir žiūri, kad būtų maždaug, labai stipriai netempiant, nes, matot, kietumas sėdimos vietos irgi priklauso nuo įtemptos medžiagos, Jeigu tu padarysi labai laisvą, tai čia, bus labai, eis labai daug žemyn. Tai reikia visą laiką, kai darai, tai maždaug, bet man nepatinka vienas dalykas, kad čia, o kadangi aš čia, kai šaudžiau, padariau mažą tarpelį, kai aš ten tempiu,
gaunasi guzai. Tai va čia labai svarbu. Va tai va, prišaudai ir tada jau guzų nesigauna, gaunasi gražiai lygiai. Nu ir matau, kažkaip tai taip. Tai va. Tai čia. Va toks va. YouTube'as kanalui. Galvojau, iš pradžių gal angliškai kalbėt, kad daugiau kontento būtų, kad daugiau tų peržiūrų, bet gausis taip, kaip gausis. Angliškai nėra ta mano anglų tokia jau ideali. O čia, biškį paspaudė va. Ir tada gaunasi va. Jinai tokia. Jinai, kai iš visų jau kraštukai įsitemps, tada jau bus kaip būgnas, būgno principas. Dabar va, dabar taip tik tai, kaip pasakyti, nu maždaug, ne? Prisikabini iš viduriukus. Svarbiausia labai, kaip sakiau, visą laiką stengtis, kad būtų raštas vienodai, nes, estetika tada keičiasi, kai tu sakysim, kad tu va tiek va, maždaug, o paskui čia jau pasitampai, va, būna gražu. Ir dabar, kaip minėjau, kad nepertempti, nes tada juostos šitos, vat juostos, tos būna kreivai. Ir tada jau mes štai ką turim, toks preliminarus kūrinys. Tai va, uždėjau jau vieną juostą. Maniau, kad filmavau, bet nejungiau kameros. Nu tai parodysiu dar kartelį. Va. Reiškia taip. Galutinis variantas atrodo. Ar ne? Tačiau galutinis rezultatas yra toks. Taigi, mėly bičiuliai, ačiū labai, kad žiūrėjote. Dar kartelį spauskit laiką, prenumeruokit mano kanalą. Bus daugiau vaizdų, kaip ir sakiau, daugiau laiko turiu, daugiau pabandysiu kažką įkelti į YouTube'ą. Mano Instagramas Romas Tamulionis, Facebookas Romas Tamulionis. Jeigu turite kažkokių tai projektų, kuriuos, pavyzdžiui, norėtumėte restauruoti, kėdės ar ten kažkoks tai, kaip sakiau, kažką tai, kas jums labai yra brangaus, nesirovėkite, paskambinkit, parašykit man, tiesiog galite iš karto čia po video rašyti komentaruose, aš atsakysiu. O kol kas, ačiū Jums už dėmesį,
ir iki kitų kartų. Ate.